Gerai, sveiki visi. Toliau tęsime studijas apie nuodėmę iš Šventojo rašto, vadinamą hamartiologijos mokslo. Dabar turėsime 6 paskaitą apie asmeninės nuodėmės ir jų atleidimą. Tikriausiai, kada išgirstame žodį nuodėmė, iš karto pirmiausia pagalvojame apie ką? Apie asmeninės nuodėmės, kurias mes ar kiti žmonės darome. Taip, labiausiai net, pralošė Žalgiris čia prieš porą mėnesių ir treneris pasakė, tai, ką mes padarėme, yra nuodėmė. Ir antraštė buvo straipsnio apie Žalgirį. Jis sako, tai, ką mes padarėme ir kaip mes žaidėme, yra nuodėmė. Supranta žmogus aiškiai, kas yra nuodėmė. Nepataikyti taikinį, nes susimauti kažkokiai vietoje ir neįvykdyti to, kas buvo nuspręsta. Taip, kad gerai, tai dabar dar vieną dalyką, kadangi mes kalbėjome ankstesniai paskaitoje apie Kristaus teisumo įskaitimą ir apie pasmerkimą, tai žmogaus pasmerkimas yra ne vien tik dėl to, ką padarė Adomas ir kas mums buvo įskaityta, bet taip pat Dievo pasmerkimas mums yra dėl padarytų ir asmeninių nuodėmių. Taip, kad jis turi dvi pusės. Pasmerkimas, kaip mes skaitėm 5 skyriuje, dėl to, ką padarė Adomas, nes jo nuodėmė įskaityta mums, lyg mes tai padarėme kartu su juo. Bet taip pat pasmerkimas Šventam rašte kalbamas apie tai, kad mes padarėme nuodėmių atskirai nuo Adomo. Ir tai yra mūsų asmeninės arba kitų žmonių nuodėmės. Gerai. Tai dabar žvelgsime daugiau į Romiečiam 3 skyrių. Ir pamatysime, kad mes skaitėme pabaigoje ankstesnės paskaitos jau 3 skyriaus pabaigą. O dabar patį viduriuką, kur apibendrina šitą mokymą apie tai, kad visi yra nusidėjėliai, apaštalas Paulius laiške Romiečiam 3 skyrius nuo 9 eilutės. Štai ką jisai sako, tai kągi, argi mes turime pirmenybę, čia turime minį žydai, taip? Kad mes seniai žinome šventą raštą ir šventyklą turime ir visą kitą. Visai ne. Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys visi yra pavaldus nuodėmė, arba senesniam burbulio vertime nuodėmės valdžioje. Reiškia, jie vergauja nuodėmė. Kaip parašyta, ir čia visa eilė citatų iš įvairių švento rašto vietų sudėta toks kaip miksas padarytas, kur Paulius vieną argumentą po kitą sako. Kaip parašyta, taip, šventam rašte, Senajame testamente. Nėra teisaus, nėra nė vieno. Ir mes kalbėjome 4 paskaitoje apie tą būseną, kaip sako. Visiškai sugedę žmonės, visiškai iškrypusi žmogiška prigimtis. Nėra teisaus nei vieno, nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Taip, žmogus neieško Dievo. Dievas ieško žmogaus ir todėl traukia jį prie savęs ir todėl mums kilo klausimų ir susidomėjimas sužinoti apie Dievą. Sako, visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas darytų gerą, nėra nei vieno. Jų gerklė atviras kapas, savo liežuviais klastas jie raizgė, gyvačių nuodai jų lūpose. Jų burna pilna keiksmų ir kartumo, jų kojas eiklios krauja pralieti, jų keliuose griovimas ir vargas, jie nepažino taikos kelio, prieš jų akis nestovi Dievo baimė. Ir ten visa eilė skirtingų ištraukų Švento rašto Senojo testamento nuorodų. Taigi mes žinome, kad tai, ką sako įstatymas, kalba tiems, kurie yra pavaldus įstatymui, kad visos burnos sušičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą. Nes įstatymo darbais, ir čia kada jau kalbam apie įstatymo darbus, tai reiškia, turime omeny pastangos laikytis žinomų Dievo įsakymų. Taip? Žinom, ką sako Dievo įstatymas ir mes bandom dirbti, bandom laikytis. Sako, įstatymo darbais, tokiamis žmogaus kūno pastangomis, jokie vaizdo nebus išteisintas nei vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Todėl 23 eilutė apibendrinimas. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Romiečiam 5:12 mes kalbėjome per vieną žmogų, visi nusidėjo ir kalbėjome apie tą įskaitytą nuodėmę, taip, iš Adomo. Dėl jos mes esame mirtingi. Čia jis jau kalba apie asmeninės nuodėmės, kurie išvardino visą sąrašą įvairių. Ir rasime ne vieną sąrašą, kur vardinamos nuodėmės. Taip ir paties Jėzaus ir apaštalų laiškose. Ir čia jau kalbam apie konkrečias asmeniškai padarytas nuodėmės, dėl kurių mes esame kalti prieš Dievą. Taip, visi nusidėjo, reiškia, visi padarė ir sąmoningų asmeninių nuodėmių. Ir kiekvienas stokojame Dievo šlovės.
Taip, kad kelios tiesos apie asmenės nuodėmes. Taip, jos visuotinai paplitusios. Reiškia, visi, nei vieno kartojasi šitose visam ištraukoje, kurią mes ką tik skaitėme. Reiškia, Biblija įvairiuose vietose kalba, kad nėra žmogaus, kuris nenusidėtų, nėra nei vieno. Nenusidėti gali tik tai dar vaikas, kol jis dar nesuaugęs iki pakankamai lygmens, kuris jau sąmoningai skiria gėrį ir blogį, ir skirtingose vaikuose tas amžius gali skirtis. Ir žinome, kad yra žmonių, kurie ir protinę negalę turi, kurie negali suvokti pilnai savo poelgių ir būti pilnai atsakingi už tai, ką jie daro. Tai čia yra išimtis. O visi kiti žmonės supranta, kad jie daro blogai ir sąmoningai daro. Kaip mes jau kalbėjom 4 paskaitoje apie visišką žmogaus sugedimą, tai reiškia, neskaitysim daug čia ištraukų, kai kurių, tiesiog faktus patikrinsim, kad apima sugedimas nuodėmė visas žmogaus esybės sritis, ir mintimis nusidedame, ir jausmais nusidedame, ir veiksmais nusidedame. Ir čia dar pridedu Jokūbo 4:17, kur Jokūbas sako, žinome, kas gera ir nedarome. Jokūbas sako, nusidedam. Ir kartais nuodėmė nedaryti to, ką tu žinai esant gerą. Taip yra ištraukų, kur kalba apie sunkesnės ir lengvesnės nuodėmės. Visos nuodėmės yra nuodėmės, bet būna tam tikrų sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių. Ir gali priklausyti ir nuo asmens brandos, ir nuo turimų žinių apie Dievą. Pavyzdžiui, kada pilotas kamantinėjo Jėzų, čia Jono 19 skyrius nuo 10 eilutės, ir sakė, kodėl tu su manim nekalbi? Ar tu nežinai, kad aš turiu valdžią tave nukryžiuoti ir turiu valdžią tave paleisti? Ir Jėzus jam atsako, tu neturėtum prieš mane jokios valdžios, jeigu tau nebūtų įduota iš aukštybių. Todėl tam, kuris mane tau įdavė, didesnė nuodėmė. Jo, sako, tu mane pasmerkdamas padarysi nuodėmę, bet tas, kuris tave mane įdavė, tai reiškia, žydų Sinedrionas ir vyriausiasis kunigas, sako, jų nuodėmė didesnė, nes jie turi didesnį Dievo pažinimą. Jie žino daugiau apie Dievą, jie žino daugiau aplinkybių, tu tik tai esi marionetė, čia teisinį sprendimą padaryti dėl mano nukryžiavimo. Taip, kad vienokių ir kitokių priežasčių vienų žmonių nuodėmės gali būti didesnės už kitų. Pavyzdžiui, Luko 12 skyriui, kur irgi kalba jau apie tikinčius, moko apaštalus viešpats Jėzus Kristus ir sako, tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nevykdo jo valios, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino ir bausina elgesį, reiškia, kažko nebuvo girdėjęs, kažko nežinojo, bet vis tiek padarė blogą poelgį, nuodėmę, bus mažai plakamas. Gaus plakti, bet bus mažiau plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug išieškota. Taip kad nubaudimas, čia net apie tikinčių nubaudimą kalbama. Sako, priklausys nuo to, kiek tu žinojai ir ką tu padarėjai. Kiekvienas mūsų poelgis, kiekvienas mūsų žodis bus įvertintas prieš Kristaus teismo krasę. Taip sako Jėzus. Duosim jam ataskaitą. Todėl saugotis nuodėmės reikia ir asmeninės. Gerai, mes jau kalbėjom apie tai, nes čia buvo klausimų. Yra nuodėmių, kurios tokios nuolat apie jas užduoda klausimus. Neatleistina nuodėmė, taip? Piktžodžiavimas prieš šventąją dvasią. Kadangi jau apie tai kalbėjau, čia ištraukas aš įdėjau, tik tai trumpai pakomentuosiu. Jeigu bus klausimų, paskui pabaigoje galėsite paklausti. Bet tik priminsiu, ką mes jau biškiai anksčiau buvom kalbėję. Nuodėmė prieš šventąją dvasią. Taip, labai ypatinga vieta, mato 12 skyrius. Maždaug vidurys Kristaus tarnystės. Jis jau padarė daug stebuklų, daug žmonių išgydė, daug pamokslavo ir visa kita. Atveda demoną apsėstą žmogų, jis aklas ir nebylys. Ir Jėzus jį išgydo. Jis prakalba ir praregėjo išgydytas. Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovido sūnus? Ar nebus šitas Mesijas? Tai išgirdę fariziejai sakė, ne, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovui Beelzebubui padedant. Taip? Ir žinodamas jų mintis, sako Jėzus, žinodamas jų mintis.
Kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaupta, suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. Jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, jis irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaip tada išsilaikytų jo karalystė? Jeigu aš išvarau demonus Belzebubui padedant, tai kam padedant juos išvaro jūsų sūnus? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jeigu aš išvarau demonus, kokiu būdu? Dievo dvasia. Tai šventoji dvasia darbavosi per Jėzų. Taip, tai pas jūs tikrai atėjo Dievo karalystė. Ir toliau sako, kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai, šventai dvasiai nebus jiems atleistas. Jei kas tartų žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas kalbėtų prieš šventąją dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje. Tai gerai, tai ką aš pasakysiu, remiuosi žinomais garsiais teologais, kurie komentuoja šitą ištrauką. Čia yra unikalus atvejis, kada viešpats Jėzus Kristus buvo žemėje. Taip, jisai buvo tenais, jis kalbėjo su jais. Ką darė fariziejai? Šventoji dvasia per Jėzaus padarytus stebuklus daug žmonių įtikino, kad jis iš tikrųjų yra Mesijas ir jie bandė prieštarauti ir nukreipti žmonės nuo tikėjimo Jėzumi kaip Mesijų ir gelbėtojų. Taip, jie bendradarbiavo su Belzebubu, jie bendradarbiavo su šėtonu, o ne Jėzus. Ir ką jie sakė, kad jis daro ne šventosios dvasios jėga, o velnio jėga stebuklus. Jie tiesiog norėjo sustabdyti žmonės nuo tikėjimo juo. Kaip paskui Mato 23 skyriuje Jėzus sakė, sako, jūs patys neeinate į Dievo karalystę ir tiems, kurie nori ją eiti, trukdote. Ir sako, jūs darote nuodėmę, bet iš tikrųjų ta nuodėmė kilo iš todėl, kad jie jau anksčiau atmetė Jėzų. Nors matė stebuklus, girdėjo mokymą, matė jo gyvenimą, kuris gyveno jau kurį laiką tautos akivaizdoje, jie atmetė tikėjimą Jėzumi Kristumi ir dar trukdė kitus. Vat vienas ponavo, jeigu prisiminant žodis apie nuodėmę, klysta ir klaidina kitus. Tai vat būtent jie tai darė. Ir jie stengiasi sulaikyti kitus žmonės nuo tikėjimo Jėzumi Kristumi. Ir tai darė išsilavinęs elitas, taip, dvasinis tuometinės tautos. Ir todėl sako, šitas jūsų elgesys, pikžodžiavimas šventai dvasiai, kada šventosios dvasios akivaizdų darbų jūs vadinate velnio darbu, sako, jums nebus atleistas. Bet šaknis iš tikrųjų buvo jų netikėjimas ir jau užkietėjęs netikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir tada jūs, jeigu skaitysite Mato Evangeliją, pamatysite nuo 13 skyriaus, Jėzus pradeda keisti strategiją, jis pradeda kalbėti palyginimais. Ir 13 skyriui ten jis eilė palyginimų. Net apaštalai stebėjosi, kaip tu čia pradėjai aiškinti. Kalbi taip neaiškiai, o jiems atskirai išaiškindavo. Taip? Nes antra pusė Jėzaus žemiškos tarnystės jau buvo kitokia. Jis daug laiko skiria lavinti apaštalus ir kitus mokinius, mažiau stebuklų, mažiau viešumos, daugiau nuošaliuose vietose, nes stebuklų buvo padaryta pakankamai. Tauta kaip visuma neatgilavo, o religinis elitas ne tik netikėjo ir atmetė Jėzų, bet ir stengė kitus nuteikinėti, sulaikyti juos nuo tikėjimo Jėzumi Kristumi. Ir čia buvo jų ta nuodėmė. Taip, kad šita nuodėmė specifinė. Jėzui esant žemėje, tai buvo atmetimas tikėjimo juo kaip Mesijų, kaip tikrai tuo, kuris buvo išpranašautas šventajame rašte, atmetimas šventosios dvasios liudijimo per jo žodžius ir darbus, ir stumimas žmonių į netikėjimą ir maištą prieš Dievą, kaip darė ir šėtonas. Tai va, taip kad dabartiniu metu tokio pikžodžiavimo tiesioginės tokios nuodėmės padaryti neįmanoma dėl to, kad Jėzus nėra čia su mumis. Tai yra specifinė nuodėmė specifiniam laike, bet panašumas yra su tuo, kaip žmonės irgi gali būti vienokiu ir kitokiu būdu įtikinami iš šventosios dvasios dėl savo nuodėmingumo, bet ar jie patys arba kiti juos bando nuo tikėjimo sulaikyti. Ir va čia Jono 3 skyrius irgi, kur ta eilutė Jono 3:16 visiems gerai žinoma, ką sako Jėzus ir ką paskui komentuoja Jonas apaštalas. Sako, Dievas taip pamilo pasaulį, atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Padarė daugybę stebuklų. Kodėl daugelis neatsivertė? Taip? Sako, Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas neteisiamas. Kas netiki, jau yra nuteistas.
Už tai, kad netiki, vengime Dievo Sūnaus vardą. O teismo nuosprendis yra toks. Šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro blogą, nekenčia šviesos, taip kaip tie fariziejai. Čia velnio darbai, sako. Neina į šviesą, kad jų darbai nebūtų atskleisti, o kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad taptų matoma, jog jo darbai atlikti Dieve. Ir čia nėra, dar galite įsirašyti 36 eilutę, kur mes kada kalbėjome čia anksčiau apie nuodėmę, tie žmonės, šitam Kavaliausko vertime labai tiksliai išversta, ne tik netikėjo, jie nesileido įtikinami, jie atstumė šventosios dvasios darbą. Jie matė akivaizdžiai, jie girdėjo akivaizdžiai, jie atsisakė tikėti, jie užkietino širdis. Ir todėl sako, nepriimate šviesos apie viešpatį Jėzų Kristų, sako, jau esate pasmerkti, nes jūs pasirenkate eiti į tamsą, o ne į šviesą. Tai va, taip kad Kavaliausko vertimo 36 eilutė labai gražiai išversta, aš čia neturiu po ranka, bet jis sako, jūs nesileidžiate įtikinami, jūs nepriimate šventosios dvasios įtikinamojo darbo. Ir todėl jūs toliau pasilieka tamsoje. Ir esate pasmerkti dėl to, kad jūs pasirenkate gyventi toliau tamsoje. Kas eina į šviesą, kas atsiveria tai šviesai, tam liudijimui, tas ateina ta šviesa pilnai. Taip kad ta nuodėmė, kaip panašumas į tą nuodėmę yra, kada žmogus supratęs Evangeliją vis tiek pasako Dievui ne. Ir kartais tai gali būti mums labai artimi žmonės. Gerai, dabar apie nuodėmę iki mirčiai. Irgi buvo tas klausimas jau anksčiau užduotas, priminsiu tik tai. Jono 5, pirmas Jono laiškas, 5 skyrius nuo 16 eilutės sako, kas mato įdėmiai, nusidedant savo brolį. Taip, žmogų, kuris teigia, kad jis yra krikščionis. Tačiau ne iki mirčiai te prašo ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Te prašo, tai reiškia meldžiasi už tą žmogų. Už jo atgailą, už jo atsigręžimą. Yra nuodėmė iki mirčiai ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai. Kas ta nuodėmė iki mirčiai? Nu, klausimą ir anksčiau. Čia nesakoma, kas tai yra nuodėmė. Prieš šitą žodį graikų kalboje nėra artikelio. Tai reiškia, tie, kurie supranta geriau kalbą, sako, kad tai gali būti bet kuri nuodėmė, kuri gali tapti tau nuvesti iki nuodėmės iki mirčiai. Taip, kad aš paprastai žodžiai suprantu, kad tai yra būsena, kad tikintysis žmogus, nes čia kalbam apie brolį, taip, savo brolį matai, užkietina širdį ir tampa nepaklusnus ir maištaujantis prieš Dievą ir nesiduoda šventosios dvasios įtikinamas ir pataisomas. Ir tada gali jį ištikti mirtis arba kita bausmė. Truputį vėliau apie tai kalbėsime. Ir čia aš jums įdėjau porą ištraukų, taip, kaip tai atrodo arba atrodė, kokios buvo situacijos. 1 Korintiečiam 5 skyrius. Kalba apie jauną vyrą Korinto bažnyčiai, kuris gyvena susidėjęs su savo tėvo žmona, taip, turi lytinį gyvenimą su savo pamotė. Atrodo iš to, kas čia parašyta, kad jis buvo perspėtas, su juo buvo kalbėta, jisai nepriėmė pataisimo ir Paulius duoda nurodymus, kaip jį reikia išmesti iš bažnyčios tarpo, nes jis nesielgia kaip brolis Kristo, jis elgiasi kaip, sako, baisiau negu pagonis, nes net pagonis, sako, tokių dalykų nedaro. Bet 5 eilutė sako, jums susirinkus viešpaties Jėzaus vardu, dalyvaujant ir mano dvasiai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus jėga, atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, arba tai žodis gali reikšti sunaikintų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpaties Jėzaus dieną. Tai matome, kad dėl širdies užkietėjimo gali būti viena iš tokių Dievo bausmės formų. 11 skyriui matysime, kad gali būti liga, gali būti mirtis tam žmogui, gali būti kažkoks kitas sukrėtimas, per kurį Dievas gali jau kaip tokį sudrausminimą daryti savo brangiam vaikui, kad jį pataisyti nuo šito elgesio, bet gali būti, kad ir atimti gyvybę. Toks dalykas yra, nes Dievas į nuodėmę nuomonės nepakeis ir nuodėmė visą laiką jam yra nuodėmė visą laiką yra įžeidimas
Ir kada tikintysis pasirenka maištauti prieš Dievą, gali būti nuodėmė mirčiai ir jo gyvybė gali būti atimta. 1 Korintiečių 11 skyriuje jau kalba apie kitą kontekstą, kur kalba apie netinkamą elgimąsi per viešpatės vakarienę. Matyt, po pamaldų jie turėdavo bendras vaišes ir tuo metu per tą visą jo vaišinimąsi jie buvo panašiai, kaip jie darė per paskutinę vakarienę su Jėzumi. Buvo taip pat švenčiama viešpatės vakarienė. Ir ten kai kurie nusigerdavo ir apsvaigdavo, kiti nesidalindavo maistu su tais, kurie buvo neturtingesni ir labiau stokojantis ir elgėsi visai nekrikščioniškai ir ne pagal Kristaus mokymą. Ir todėl sako, kada jūs švenčiate vakarienę, sako, žiūrėkite, kad nedarytume tai atmestinai, nepagarbiai, nesielgdami taip, kaip Kristus mokė, nes sako, tai yra ypatinga apeiga ir sako, kai kurie galite netinkamai dalyvaudami viešpatės vakarienį savo užsitraukti Dievo bausmę. Ir tas valgymas ir gerimas nevertai reiškia nepagarbių būdu, sumenkinimas vertės šitos apeigos, nes iš tikrųjų jinai atvaizduoja tai, ką Jėzus už mus padarė ant kryžiaus. Tai yra vaizdinis Evangelijos skelbimas. Jis sako, 30 eilutė, žiūrėkite, todėl tarp jūsų yra daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. Ir čia eufemizmas. Užmygęs reiškia, čia kalba apie fizinę mirtį. Dėl ko numirėt? Dėl to, kad netinkamai elgėtės su tuo, kas Dievui labai labai šventa. Taip, kad gali būti įvairių nuodėmių, dėl ko Dievas gali nubausti žmogų mirtimi, bet kada kalbam apie tikinčiosius, priežastis, nuo kurios prasideda širdies užkietėjimas, tai gali būti praktiškai bet kuri nuodėmė. Todėl, kadangi nepakomentuoja, kas ta nuodėmė mirčiai yra 1 Jono laiške 5 skyriui, tai iš kitų rašto vietų mes galime rasti užuominas ir nuorodas, kurios mums padeda suprasti, kas tai galėtų būti. Kiekviena nuodėmė užkeitina širdį, jeigu jinai neišpažįstama neatgalaujama, ir nuo vienos nuodėmės tu gali nukeliauti į labai tolimą kelionę į širdies užkietėjimą ir net Dievo sudraudimą. Kas būtų išmintinga išvengti, nes kada Dievas nusprendžia rimtai sudrausti, tai labai labai skaudės. Gerai, tai bus klausimų, galėsite pabaigoje dar paklausti apie tai. Gerai, dabar asmeninės nuodėmės perdavimas. Skirtingai nuo nuodėmingos prigimties, kuri nuo Adomo ir Ievos keliauja per mūsų protėvius ir tėvus iki mūsų, arba įskaitytos nuodėmės, kuri įskaitoma kiekvienam mūsų asmeniškai, asmeninės nuodėmės mes neperdodam. Čia yra lentelė jums, taip? Aš dabar nekomentuosiu, bet kad parodyti taip sudėliota. Ta paveldėta nuodėmė tai yra nuodėminga prigimtis. Įskaityta nuodėmė, tai mes kalbėjom 5 paskaitoje ir dabar apie asmeninę nuodėmę. Taip jinai nepersiduoda ir yra rašto vietų, kur labai aiškiai sako, pakartoto įstatymo 24:16. Tėvai nebus žudomi už vaikus, ne vaikai už tėvus, kiekvienas mirs už savo nuodėmės. Čia kalbam kontekste apie asmeninės padarytas nuodėmės. Ezekėlio knygoje irgi visas skyrius 18 yra diskusija, nes jie mėgo tokią patarlę, tėvai valgė rūgščių vynuogių, vaikams atšypo dantis. Dievui tai labai nepatiko. Sako, tai neteisingas pritaikymas Dievo žodžio tiesos, todėl jis per pranašą Ezekėlį visą pamokslą pasakė. Ir daug kartų pakartojo, kad siela arba asmuo, kuris nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už savo tėvo nusikaltimą, tėvas neatsakys už sūnaus kaltes, taip teisusis gaus teisio atpildą, nedorylis nedarybės bus ant jo paties. Bet jeigu nedorylis atsivers nuo savo nusikaltimų, laikysis mano nuostatų, darys kas teisinga ir teisų, tikrai liks gyvas ir nemirs. Čia kalbam apie fizinę mirtį. Taip? Ankstesni nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaityti, nes jis gavo Dievo atleidimą ir jis bus gyvas dėl savo teisumo. Nes sako, aš nenoriu nedorinio mirties, noriu, kad jis gręžtųsi nuo savo kelių ir būtų gyvas. Taip, kad Adomo polgis, Adomo nuodėmė buvo išskirtinė, nes jis buvo kaip tas atstovas prieš Dievą visos žmonijos, o įprastam lygmenį kiekvienas atsako už savo nuodėmes. Tik tai problema su asmeniniam nuodėmėm, atsiprašau,
kad jos daro blogą įtaką ir skatina kitus panašiai elgtis. Tam pačiam 1 Korintiečiam 5 skyriui, kalbėdamas apie tą jaunuolį, kuris gyveno su savo pamate lytinį gyvenimą, Dievas sako, kodėl reikia išskirti iš bažnyčios. Sako, jūs nežinote, kad truputis raugo ir augina visą maišymą. Sako, išmeskite senąjį raugą. Kažkas gyvena dar tą senąją surūgusį gyvenimą. Jūs, sako, esate naujas maišymas, jūs neraugintą tešuo. Ir matyt, kontekste buvo Velykų šventimas, sako, jūs esate nerauginti, nes jau paskersas mūsų Paskos avinėlis Kristus. Ir jeigu žinote žydų šventes, po Paskos 7 dienas buvo valgoma tik nerauginta duona. Žydai išėjo iš Egipto vergijos, nespėjo ten visos tos duonos įrauginti, normaliai pasigaminti, taip jie valgė neraugintą duoną, ant žarijų išsikepdavo, tą tešlą ir valgydavo. Bet sako, simboliškai tai reiškia, kad žmogaus, kuris yra apvalytas Paskos avinėlio Kristaus krauju, gyvenimas turėtų būti be raugo. Raugas yra nuodėmės nepaklusnumo Dievo simbolis visam šventam rašte. Taip, kad sako, turėtumėt gyventi neraugintą gyvenimą. O jeigu kažkas labai įrūgo, tai sako, jį reikia iš tešos išskirti, nes jis raugins visą tešą. Tai va sako, jis skleis blogą įtaką. Ir mes čia per pertrauką kalbėjom apie įvairius įvykius, kurie prašyti šventam rašte, kad jeigu šeimoje buvo toleruojama tam tikra nuodėmė, pavyzdžiui, kaip Abraomas mėgo meluoti dėl savo žmonos, tai jo vaikas ir anūkas melavo irgi. Jokūbo mama, kuri pamokė, kaip jį apgauti Izaoką ir gauti jo palaimimą. Jis sako, kur paskui pabėgo jos sūnus Jokūbas? Pas jos mamos brolį Labaną, kuris irgi buvo sukčius ir mėgo daryti savaip visokius reikalus. Taip, kad nuodėmė darys įtaką. Taip, kiekvienas už savo konkretų poelgį atsakys pats, bet sako, raugas visą laiką ir augina visą maišymą, todėl jį reikėtų išmesti. Gerai, dabar asmeninės nuodėmės pasekmės. 3 romėniškas. Čia išskiriam 2 dalykus, nes asmeninė nuodėmė žmogaus, kuris yra net gimęs iš dvasios, nėra atgimęs iš aukšto krikščionis, yra atgimęs iš aukšto krikščionis, taip padalinam. Tai net gimęs iš dvasios žmonės dėl savo nuodėmių, jau ir taip yra dvasiniai atskirti nuo Dievo, gimsta į šitą pasaulį, neturėdami ryšio su Dievu. Ir dėl savo daromų nuodėmių jie tik tai padidina savo tą naštą ir jie yra pakeliui į tą ugnies ežerą amžinos bausmės vietą. Tai reiškia vietą, kur žmonės bus amžinai atskirti nuo Dievo. Su kūnais, prikelti iš numirusių, viską prisimins, ką jie darė per gyvenimą. Niekas jiems daugiau nekalbės apie Dievą, nekvies atgalauti ir tikėti Jėzumi Kristumi. Jie bus kančioje ir bus visiškai atskirti nuo Dievo. Tai yra amžinosios bausmės vieta. Nes net gimę žmonės jau ir taip yra atskirtyje nuo Dievo ir todėl Efeziečiam 2.1 sako tikintiesiems krikščionims Efeze apie jų ankstesnę būseną prieš įtikėjimą Kristumi. Jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kam? Kunigaikščiui viešpataujančiam ore. Tai reiškia, jūs manipuliavo jumis velnias, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Bet sako, tai, kad vadinama šitą būseną mirimu, reiškia, jie buvo atskirti nuo Dievo. Ta patį sako kitais žodžiais Efeziečiam 4 skyriui nuo 17 eilutės. Sako, aš liepiu ir įspėju viešpatie jums krikščionims, kad jūs nesielgtumėte kaip elgėsi pagonis dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, dabar įdėmiai žiūrėkite 18 eilutę. Jie atskirti nuo Dievo gyvenimo. Taip, jie yra dvasiškai skirti dėl savo neišmanimo ir širdies sukietėjimo arba suakmenėjimo. Jie pasidavė gašumui, sustabarėję, nepasotinai daro visus nešvarius darbus. Taip, kad jie gyvena be Dievo ir darydami asmeninės nuodėmės tik tai didina savo kaltę ir atsakomybę prieš Dievą. Jie neturi bendrystės su Dievu, nors gali kartais eiti į bažnyčias ir per Kalėdas, per Velykas gali dalyvauti pamaldose, bet dažnai nesupranta nei ką jie ten veikia ir kokiu motyvu vedami jie tenais eina. Dabar, kada kalbam apie atgimusius žmonės, tai ką daro mūsų nuodėmės, asmeninės nuodėmės.
Aš čia neišrinkau visų rašto ištraukų, tiesiog surašiau eilutės, kurios daugeliu jums žinomos. Nusidėjęs atgimęs žmogus praranda artimą draugystę su Dievu. Mes nuliūdinam šventąją dvasią, Efeziečių 4:30, taip? Dievas nuliūsta ir mes iš karto, jeigu jūsų širdis jautri, jūs pajaučiate, kad nuliūdina šventąją dvasią. Pajaučiate, kad nuliūdina šventąją dvasią? Dievas sako, man skauda, ką tu padarėjai. Ir tada turi du pasirinkimus. Arba kuo skubiau atstatyti tą bendrystę su Dievu, atgailaujant ir išpažįstant savo nuodėmę Dievui. Tai yra pats geriausias ir veiksmingiausias dalykas. Kuo greičiau savo nuodėmę išpažinti. Arba širdis pradės kietėti ir tada daug lengviau padarysi kitą nuodėmę ir taip slysi žemyn toliau. Tai vat, bet tu prarandi artimą bendrystę su Dievu. Ir vat, pirmam Jono laiške, pirmam skyriuje kalba, sakome, kad gyvename šviesoje, o iš tikrųjų vaikščiojame tamsoje. Reiškia, negyvename pagal išpažįstamą tikėjimą ir sakome, bandom apgaudinėti save ir net kai kurios kitus tikinčiosius, kad su mumis viskas gerai. Taip negerai. Antras dalykas, kada šventoji dvasia nuliūsta, tu prarandi šventosios dvasios jėgą priešintis nuodėmei. Kaip aš sakiau vienam paskutiniu savo pamokslu, gali gyventi dviem būdais. Gali gyventi dvasia, šventosios dvasios įtako ir jo jėgoje, daryti tai, kas teisinga ir priešintis tam, kam bloga, arba tu pereini, kada šventoji dvasia nuliūdusi ir tu prarandi tą draugystę į kūno lygmenį ir pradedi viską spręsti savo proto, savo patirčių, savo kūno lygmenį. Gyveni kūnu arba dvasia. Ir todėl, jeigu net statysi artimo santykio su Dievu, žingsnis po žingsnio grimsi vis į didesnį tą gyvenimą kūniškai ir neturėsi dvasios jėgos priešintis nuodėmei. Todėl kartais po kurio laiko tokio gyvenimo kai kurie krikščionys, Paulius sako, Galatams 3, sako, jūs pradėjote dvasia savo gyvenimą su Dievu, negi jūs užbaigsite jį gyvendami kūnu, gėdindamas juos, taip? Kodėl jūs tokie patys kaip pasauliečiai? Nes nebūdite ties savo širdimi, toleruojate nuodėmės, net galavote, neišpažįstate, jūsų širdis kietėja ir paslaipsniui jūsų gyvenimas taps toks kaip pasauliečių. Nieko neįsiskirsti, nebebūsite nei pasaulio šviesa, nei žemės druska, kaip mums liepia Jėzus. Kitas dalykas, kas vyksta, sako, aptemsta mąstymas. Ir todėl pradama mąstyti kūniškai, elgtis kūniškai. Ir todėl tarp krikščionių būna, kaip ir Korintiečiam 3 skyriui, kovų, barnių, nesutarimų, skandalų, nes pradame pjautis, net bilinėtis, kai kurie pradeda tarpusavį ir kitus dalykus daryti, kas liudija, kad mąstymas aptemęs ir jie jau nežiūri į savo gyvenimą pro Dievo žodžio ir jo vertybių prizmę, bet jau kūniška mąstysena ir kūniškas elgesys juos užvaldęs. Ir todėl ten Romiečiam 8 skyriuje labai gera ištrauka, kur sako, tu elgiesi kūniškai, nes mąstai kūniškai. Elgiesi pagal dvasią, nes mąstai pagal dvasią. Ir jeigu bandysi gyventi kūnu, tai nepatiks Dievui. Tai nebus tas gyvenimas, kuriam Dievas tave pašaukė. Ir jeigu dar ilgiau pasiliksi tame nepaklusnime Dievui, tu tiesiog dvasiškai apmirsi. Ir Hebrajams laiške irgi daug priekaištų autorius išsako, sako, pagal amžių jūs jau turėtumėt būti mokytojai, kitus mokyti. Bet sako, jūs reikia kaip kūdikių žindyti dvasinių pienų, nes stipresnio maisto, stipresnio, gilesnio Dievo žodžio jūs nepakeliate. Ir tai rodo, kad jūs einate tokio dvasinio apmirimo, dvasinio regreso keliu. Tai taip pat įmanoma tikintiesiems. Ir jeigu vis tiek neprisibeldžia šventoji dvasia prie tavo širdies, tada atsiveria kelias įvairiems sudraudimams. Ir čia mes jau 2 ištraukas iš Korintiečiam 1 skyriaus 1 laiško skaitėm, tai Hebrajams dar 12 skyriui irgi yra ištrauka, kur sako, jeigu normalūs tėvai drausmina savo vaikus, stabdydami juos nuo neteisingo elgsenos, ir kartais griežtai tai daro, ir sako, mes esame dėkingi jiems už tai, sako, kaip dar daugiau dangiškasis tėvas to nedarys su savo brangiais, mylimais Jėzaus krauju nuplautais vaikais. Būkite tikri, kad jis imsis priemonių, auklyba, arba žodis, nuo kurio kilęs žodis pedagogos, pedija, reiškia auklėjimas su privertimu ir nubaudimu. Ir sako, Dievas, cituojant patarlių 3 skyrių, sako, plaka kiekvieną sūnų, kurį priima.
Taip kad Dievas gali paimti įvairių rykščių, kaip mes jau minėjom, gali būti liga, gali būti net mirtis, ar gali būti kažkoks kitoks traumuojantis patyrimas tau ar tavo artimiesiems, kas gali būti dar skaudžiau, bet būk tikras, kad jeigu tu nenustosi nuodėmiauti ir net galausi, Dievas turi kaip tave paskatinti į atgailą. Ir aš prieš eilę metų buvau sutikęs vieną žmogų, kuris tuo metu, kai mes sutikom, jis buvo vienas iš bažnyčios pastorių, bet jis pasakojo, kad būdamas jaunas krikščionis, keletą metų pagyvenęs su Dievu, vedęs krikščionę merginą, pradėjo maištauti prie Dievo ir viskas baigėsi kalėjime ir jis jau buvo ant ribos tenais būti nuteistas. Jis sako, aiškiai, šventoji dvasia man kalėjimo kamerai prabilo, sako, dabar turi paskutinę progą atgailauti. Rinkis. Ir jis atgailavo. Po 14 metų maišto prieš Dievą. Ir palaipsniui jo gyvenimas atsistatė ir tuo metu, kada mes ten su juo turėjom reikalų, jis jau tarnavo Dievą ir buvo vienas iš bažnyčios pastorių. Bet pats papasakojo apie savo šitą patirtį, kad netikintis žmogus gali užkėtinti širdį ir maištauti prieš Dievą lygiai taip pat kaip netikintis, bet Dievas turi priemonių. Tai va šito niekada neužmirškite. Jeigu Dievas nedrausmins jūsų, jeigu jūs užkėtinsite širdį, jūs nesate Dievo vaikas. Jūs tada sako, esate pavaininkis. Bet jeigu tikrai esate Dievo vaikas, sako, klausykite ir vykite, ką Dievas sako su drebėjimu ir baime, nes Dievas yra Dievas. Ir jis su tavo nuodėmėmis nesitaiksis. Gerai, koks yra išgelbėjimas iš asmeninės nuodėmės? Jeigu žmogus nėra gimęs iš dvasios, tai išgelbėjimas yra paprastas, taip? Atgaila ir tikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir vis tiek žmogui Dievas kažkokiu būdu leidžia išgirsti Evangeliją, kviečia jį, ragina atgailauti, tikėti, palikti savo gyvenimo kelią. Ir išgirdęs Evangeliją, jeigu žmogus šventosios dvasios įtakoje apsisprendžia atgailauti, tai sako, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų Kristų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Ne širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, lūpomis išpažįstama ir tai įgyjamas išgelbėjimas. Bet tikras išgelbėjimas čia neįdėjo ištraukos, Jokūbo galbūt antram skyriui galima įdėti. Tikras išgelbėjimas pasireiškia elgesiu. Kartais galite susidurti su žmonių, kurie meldėsi atgailos maldą arba lankė bažnyčią kurį laiką. Bet jeigu jų gyvenimas neliudija, nematomas šventosios dvasios veikimas, jeigu jie neturi troškimo gyventi dėl Dievo, neskaito Dievo žodžio, gali būti, kad toks žmogus, kuris laiko save krikščionimi, bet iš tikrųjų jo nėra. Ir gali sukalbėti atgailos maldą neišgelbėti žmogaus, jeigu nėra širdyje šventosios dvasios atlikto darbo, atgailos ir tikrai tikėjimo. Taip kad tokių sutiksite ir Geroj naujienoje, ir kitose bažnyčiose tokių žmonių yra. Bet žiūrėkite į darbus. Ir pirmam Jono laiške sako Jonas, labai lengva skirti Dievo žmogų nuo ne Dievo žmogaus. Ar žmogus gyvena teisiai? Ar jis trokšta Dievo dalykų? Ar jis nori ir gyvena su Dievu? Ar Dievas tik tai priemonė pagalbos, kada sunku ir šiaip per didžiąsias šventes ateisiu į bažnyčią, biškį paklausyti, ką čia Dievas sako. Iš vienokio ir kitokio motyvo. Taip kad išgelbėjimas iš asmeninės nuodėmės per atgailą ir tikėjimą Jėzumi Kristumi. Atgimusiam žmogui atgaila ir išpažintis. Tas pats pirmas Jono laiškas, taip, kur sako, pirmas skyrius nuo 5 eilutės. Tai yra žinia, kurią išgirdome iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Iškai jis absoliučiai tyras. Nė taškelio blogio, nė taškelio tamsybės Dieve nėra, sako Jonas. Jei sakome, kad bendraujame su juo, vaikščiojame tamsoje, išpažįstame, kad mes tikintis, sako, bet negyvename kaip tikintis, sako, mes meluojame ir nevykdome tiesos. Jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais krikščionimis. Vienas iš atgimusio žmogaus bruožų, jis trokšta bendrystę su kitais tikinčiaisiais. Jeigu žmogus netrokšta bendrystės su kitais tikinčiaisiais,
klaustukas. Kodėl arba užkėtinė širdį krikščionis, arba iš tikrųjų nėra krikščionis. Bet tikrai krikščionis, kurie vaikščia šviesoje, jie visą laiką ieškos draugijos tų, kurie irgi vaikščia šviesoje. Nes vaikščioti šviesoje yra daug pastangų reikalaujantis reikalas. Ir sako, jeigu mes vaikščiam šviesoje, kaip jis šviesoje ir bendravome vieni su kitais, jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jei sakome, kad neturime nuodėmės, taip, išsižadam savo nuodėmę arba ignoruojam savo nuodėmę, sako, tada mes klaidiname patį save, apgaudinėjame patį save ir mumise nėra tiesos. O jeigu išpažįstame savo nuodėmės, kas vyksta? Dievas, kuris ištikimas ir teisingas, atleidžia mūsų nuodėmės, kurias išpažįstame jam Jėzaus nuopelnų dėka ir apvalo mus nuo visų nedarybių. O jeigu sakome, kad nesame nusidėję ir gyvename taip šventai, kad jau nebenusidedame net, sako, darome jį melagiu ir nėra mumis jo žodžio. Taip, kad, sako, tikintieji linkę manipuliuoti šitom savokom, bet paprasčiausia, sako, gyvenk šviesoje ir nuolat išpažink savo nuodėmės. Nusidėjai, skubėk pas Dievą. Žodis išpažinti, homologeo reiškia įvardinti taip, kaip įvardina Dievas. Nesušvelnink. Aš pamelavau, aš pavogiau, aš apšmeižiau ar apkalbėjau kažką tai. Ir įvardinam savo nuodėmę ir išpažįstame nuodėmę taip, kaip Dievas ją įvardina ir smerkiame ją taip, kaip ją smerkia Dievas. Ir tai yra normalu visiems krikščionims. Dar labai svarbu, jeigu mano nuodėmė susijusi su kitais žmonėmis, prieš kuriuos aš nusidedu, kad ne tik išpažinti nuodėmės, bet taip pat susitaikyti su tais, kurie turi šitą prieš tave. Turi šitą prieš tave. Ir čia labai gražus pamokymas ir labai svarbus pamokymas. Dievui svarbus mūsų tarpusio santykiai. Ne tik mūsų santykis tiesiogiai su Dievu, bet mūsų santykiai su kitais žmonėmis. Net jeigu nusidedi prieš savo vaiką, ar nusidedi prieš nekrikščionį, jau labiau prieš krikščionį, skubėk tai daryti. Kad tai šventoji dvasia parodys, man prieš kurį laiką parodė, pasiūliau netinkamai vieno nekrikščionio atžvilgiu. Ir aš skambinau jam ir jo atsiprašau, kad aš netinkamai suelgiausi. Ir labai apgailestavau. Kaip kad Dievui svarbus mūsų santykiai, todėl išpažindamas nuodėmę Dievui, daryk, ką Dievas žodis sako, eik susitaikyk. Neik pasiginčyk, kad tu galbūt dėl kažkokio aplinkybių. Eik susitaikyk, eik atsiprašyk. Ir čia toliau sako, susitark su savo kalintu dar kelyje į teismą. Taip, kol teismas neįvyko. Tai tau bus pigiau, negu eiti per teisminį procesą ir galbūt dar tu nukentėsi ir būsi pasodintas į kalėjimą. Todėl sako, skubėk susitaikyti su broliu ir tik tada grįžk aukoti savo auką, nes jeigu to nedarysi, tavo garbinimas, tavo aukos bus nepriimtinas Dievui. Nes tu nori vieną daryti ir užmaskuoti savo nepaklusnumą, o ne tai, ką Dievas sako. O Dievui santykiai labai svarbus, todėl skubėkite susitaikyti. Kartai bus labai nemalonu, reikės atsiprašyti, reikės įdėti pastangų, bet taip liepia Dievas. Čia Jėzaus žodžiai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Kartais tavo nuodėmės gali būti reikalingos išpažinti viešai. Kartais galbūt ratelėje žmonių, kurie susiję su tą nuodėmę. Kartais viešai prieš visą bažnyčią arba kitokiu būdu net paviešinant kažką tai ir atsiprašant ar už savo nuodėmę, ar už grupinę nuodėmę kažkokią. Tai irgi reikia padaryti ir nebijoti to padaryti, nes kai padarysite viską taip, kaip Dievas sako, tada patarlių knyga sako 28, čia nėra užrašyta, bet patarlių 28:13 užsirašykite dar. Labai gera eilutė, kuri sako, kad kas slepia savo nusikaltimą, tam nesiseks. Kas jį išpažįsta ir atsisako jo, ras gailestingumą. Taip, visi nusidedam, visi galime padaryti baisiausių nuodėmių ir tokie vyrai kaip Mozė, kaip Dovydas, kaip kai kurie kiti irgi padarė nuodėmių. Ir jiems tai kainavo. Bet kiekvieną kartą, kai darai, supras, kad gailestingumą tau parodys Dievas, o paskui jisai kitais reikalais pasirūpins. Reputacija tavo irgi nesukentės. Ypač kartais galvom, ką kiti žmonės apie mane galvos, jeigu aš išpažinsiu savo nuodėmę, kaip Dievas ragina.
jie gerai galvos. Jie galvos, kad turim tai žiūri nuodėmę. Ir tau brangus santykiai su Dievu. Viskas bus gerai. O tavo reputacija yra Dievo rankose, ne tavo. Ir tai jau net vaikams, kuriems irgi kartais mes pasakome arba padarome, jie žino, kad jų tėvai netobuli. Tik jūs galvojate, kad jie kitaip mąsto, bet ir jų atžvilgių reikia savo nuodėmės išpažinti. Nes mes dažnai ant silpnesnių išsiliejame. O tai gali būti nuodėmė. O tada vaikai gaus pamoką, kad jų tėvai supranta, kad jie yra netobuli ir jūs dar labiau mylės ir gerbs. Taip kad dėl šito nebijokite. Gerai, tai išpažįstame Dievui, įvardinam taip, kaip Dievas įvardina savo nuodėmę, susitaikome tarpusėme ir siekiam. Kartais gali būti, kad nepavyks susitaikyti, bet Romiečiam 12 skyriui sako, kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Jūs padarykite, kas nuo jūsų priklauso. Jeigu žmogus nenori atleisti, nenori kalbėti su jumis, čia jau ne jūsų problema. Jūs padarykite savo dalį ir visą kitą paveskite į Dievo rankas. Gerai, kokios apsaugos nuo asmeninės nuodėmės? Čia jau pradžiamokslis, bet vis tiek reikia pasikartoti, taip? Tai kas didžiausia apsauga nuo nuodėmės? Kas gali mums padėti gyventi vis mažiau darant nuodėmę? Dvasios kardas. Šventosios dvasios kardas yra Dievo žodis. Arba irgi mityba, taip? Norite būti dvasiškai stiprus, be dvasinės mitybos niekaip. Nebūsite dvasiškai stiprus. Norite mąstyti pagal dvasią, tai yra elgtis pagal dvasią, jums reikia mąstyti pagal dvasią. Ir čia visai eilė rašto ištraukų, kurią žinote, ir mes toliau studijuosim 1 Timotiejui 4 skyrių, neužilgo. Ten Paulius sako Timotiejui, maitink save tikėjimo žodžiais ir gerų mokymų. Ir žiūrėk, iš ko tą mokymą išgirdai. Mano žodžius laikyk savo pavyzdžių. Taip, maitinkis Dievo žodžiu, maitinkis sveikų mokymų. 2 Timotiejui 3, 16-17, kur viskas apie šventą raštą parašyta vienoje vietoje. Dievo žodis yra Dievo įkvėptas, tai yra paties Dievo žodžiai. Jis yra naudingas, jis tave mokys, jis tave bars, jis tave įtikins, kaip pasielgsi blogai ir jį gausi pamokymų, kaip teisingai elgtis. Ir jeigu gyvensi pagal šitą žodžio mokymą, sako, tu tapsi tobulas Dievo žmogus. Dievas nori padaryti tave tokiu, kokis sukūrė tave būti. Ir vienas pagrindinių dalykų yra Dievo žodis. Ir aišku, kaip čia buvo paminėta, Dievo žodžiu mes atsimušinėsime nuo piktojo visokių puolimų, nes jeigu 6 skyrių prisiminsite Efeziečių laiško, tiesos juosta, krūtinšarvis Kristaus teisumo, taip, šalmas, saugumas Kristuje, kardas, skydas, tikėjimo irgi. Viskas, visi ginklai susiję su Dievo žodžiu. Visi. Gerai, dar kas labai svarbu. Jėzus nuolat už tave meldžiasi. Net jeigu niekas iš kitų tikinčiųjų už tave nesimeldžia, Jėzus už tave nuolat meldžiasi. Jis mus užtarė kiekvieną prieš tėvą. Ir čia visai lėvučių. Petrui net irgi Luko 22 skyriui sako, Petrai, dabar čia busite visi išbandyti. Velnias išsiprašė, jūs persijojate kaip kviečius. Bet aš už tave meldžiausi, kad tavo tikėjimas nepalūžtų. O tu atsivertęs stiprink brolius. Taip, kad Jėzus taip švelniai pasakė, žiūrėk, susimausi. Bet aš už tave meldžiuosi, kad tu išliktum tikėjime net ir nupulsi. O kai išmoksi pamoką, eik ir pamoky kitus brolius. Ką daryti ir ko nedaryti. 17 skyriuje Jono Evangelijoje Jėzus už mus meldėsi. Už mus, kai mūsų dar čia nebuvo. Už tos, kurie per apaštalų žodžius įtikėsi. Įsivaizduokit. Taip, kad Jėzus už mus meldžiasi. Ir pats esminis labai dalykas, 2 esminiai dalykai dar, be Dievo žodžio. Ką aš jau paminėjau, gyventi šventosios dvasios įtakoje. Neįsiplėsiu šiandien čia, yra pernai metais, kada mokėmės apie šventąją dvasią, yra visa paskaita šventoji dvasia ir krikščionis. Ten irgi yra daug gerų dalykų, galite pasiklausyti. Bet tam, kad neutralizuoti šitos nuodėmingos prigimties įtaką mūsų gyvenime,
nes mes esame gundomi net iš vidaus daryti nuodėmes. Mums kyla kūno geismai, sako apaštalas Paulius. Jūs turite savyje gyvenantį didesnį už velnę ir didesnį už jūsų nuodėmingą prigimtį, šventąją dvasią. Ir sako, gyvenkite dvasia. Vaikščiokite pažodžiui dvasia. Už parankę susikabinę. Gyvenkite nuolatiniai priklausomybei nuo šventosios dvasios. Jis yra tas priešnodis, tos nuodėmingos prigimties vis dar liekančiai įtakai mūsų kaip krikščionių gyvenime. Sako, jūsų kūnas, čia turime kūne veikianti nuodėminga prigimtis, nes čia prieš pastatoma šventai dvasiai. Sako, jį geidžia priešingo Dievui, dvasia geidžia priešingų dalykų jūsų kūnui, jūsų nuodėmingai prigimčiai. Jie vienas kitam priešingi, jie nuolatiniam konflikte. Todėl jūs negalite atsipalaiduoti ir daryti viską, ką jūs norėtumėte daryti. Sako, bet jei būsite dvasios vedami, tada nebūsite to įstatymo valdžioje, kad aš tą turiu daryti, jūs norėsite daryti ir jūs būsite įgalinti daryti tai, ką ir sako Dievo įstatymas. Sako, jeigu pasiduosite kūnui, ką kūnas ves jūs daryti, čia visas negražus sąrašas išvardintas. Visokių dalykų, kurie yra įvairios nuodėmės. Mintyse, jausmuose, kūno elgesyje. Sako, taip elgėsi tik tie žmonės, kurie nepaveldės Dievo karalystės. O dvasios vaisius, jeigu tikrai gyvensite dvasia, tai dvasia jumise ugdys štai kokias savybės. Taip, mes visą stovyklą turėjom prieš 2,5 metų. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimė, romumas, susivaldymas. Šitos dalykus jumise augins šventoji dvasia. Jie ne iš jūsų pastangų atsiras, jie atsiras iš pastangų bendradarbiauti su šventąja dvasia. Būti jos valdomais, jos kontroliuojamais ir jos vedamais. Ir tikras įrodymas, kad tai dvasios vaisius, visos šitos savybės pasireiškia jumise kartu, ne po vieną atskirai. Tai vaisius su šitom gražiom savybėm. Ir apie šitus dalykus nereikia jokio įstatymo. Ir tie, kurie Kristaus, ką jie daro? Jie nukuržiavo kūną su aistrumais ir geismais. Ir kitoj vietoj sako, Kolosiečiams laiške 3 skyriui, kad sako, marinkite su šventosios dvasios pagalba ir Romiečiam 8 skyriui tą patį sakoma, kūniškus visokios geismus. Tai jūs galite daryti juos negyvus, nepasiduoti jiems. Ir jeigu gyvenate dvasia, nusprendėte gyventi tą dvasinį gyvenimą, tai ir elkitės pagal dvasią. Tai gal bus klausimų, paskui galėsite paklausti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Gyventi kaimenėje yra saugiau. Keliauti didesnė ir mažiai grupiai yra saugiau. Pagalbos išlikti tikėjime grupėje yra daugiau. Todėl buvimas bažnyčioje Dievo žmogui, Dievo vaikui yra gyvybiškai svarbus dalykas. Deja, daug brangių brolių seserų Kristuje apsigauna ir klajoja kaip benamės avys iš vienos bažnyčios į kitą, niekaip nerasdami savo vietos. Tai čia tas nepatinka, tai čia tas nepatinka, čia dar bažnyčių be problemų nėra, nebuvo ir niekada nebus. Mes patys kiekvienas esam vaikščiojimo problema ir todėl jas atsinešam į bažnyčią. Bet Dievo planas, kad vaikai gimtų ir būtų auklėjami šeimoje ir taip Dievo planas, kad Dievo žmonės būtų Dievo šeimoje bažnyčioje. Čia Efeziečiam 4 skyriui sakoma, ten yra mokytojai, ganytojai, evangelistai, yra žmonės, kurie apdovanoti, jūs pamokyti ir padėti dvasiškai augti ir bręsti. Ir mes visi kartu augame ir bręstame. Ir Galatam 6 skyriui sakoma, kad kada nuodėmė kuri nors mūsų pričiups, jūsų broliai ir seserys Kristuje bus tie, kurio šventoji dvasia panaudos jums padėti, pasitaisyti ir sugrįžti į teisingą kelią. Ir čia yra didžiulė privilegija Dievo dovana. Ir Dievas nori asmeninio garbinimo, asmeninio pamaldumo, asmeninio gyvenimo, bet jis nori, kad mes tą savo tikėjimą ir paklusnumą Kristumui ugdytumės ir demonstruotume taip pat bendruomeniniam lygmenį kartu su kitais brangiais Dievo vaikais. Ir todėl būti nariu ir būti aktyviu nariu vietiniai bendruomeniai yra Dievo įsakymas, yra sveikas gyvenimas su Dievu, siekiant labiau panašėti į viešpatį Jėzų Kristų ir gyventi jo šloviai. Tai va, tai tiek būtų iš mano pusės. Dar būtų galima dar ir daugiau tam tikrų dalykų apie nuodėmę pakalbėti, bet jeigu melsitės ir Dievas duos
mintį ir paraginimą kitais mokslo metais būtų įdomu po nuodėmės perėti prie išgelbėjimo mokslo, kas čia irgi yra labai didelis lygmuo būtų, giliau visą tai patyrinėti ir susipažinti. Gegužės mėnesį liktai 17-18 diena bus trečias savaitgalis, taip? Vilniuje vyks labai vertas dėmesio seminaras, atvažiuoja toks rusakalbis amerikietis vardu Aleksej Kolomycev, kas girdėjote pastorių MacArthurą, visą kitą žinote, tai čia rusakalbiams MacArthuro atitikmuo. Ir jis atvažiuoja į Vilnių ir Malonės Baptistų bažnyčia Vilniuje organizuoja didžiulį renginį 2 dienų, šeštadienį ir sekmadienį. Jeigu neklystu, trečias savaitgalis, gegužės 17-18 diena. Labai rekomenduoju. Balandžio trečias savaitgalis bus Velykos, mes jau šlovinsim ir garbinsim Dievą čia kartu. O kas galėsite, tikiuosi bus padarytas ir įrašas kokybiškai, bus vertimas į lietuvių kalbą, kas rusiškai nesuprantate. Bet būtent tema vadinasi, jis parašė knygą, kuris vadinasi Brangus Kristus. Kuo jis brangus ir kodėl jo branginimas ir jo vis gilesnis pažinimas ir yra tas raktas į prasmingą ir Dievą šlovinantį ir amžinai vertingą gyvenimą. Tai labai rekomenduoju ir jeigu melsitės, kol kas mintis sukasi apie išgelbėjimo mokslo nuo rudens, nuo spalio mėnesio ir tada bandytume gilintis, tai tik palėtėm praeitoj paskaitoj vieną aspektą, kad yra išteisinimas, Kristaus teistumo įskaitimas mums, bet yra daugybė dar kitų aspektų, kuriais per išgelbėjimą per Jėzų Kristų Dievas mums dovanoja ir taip radikaliai pakeičia tą mūsų padėtį iš Adomo į Kristų. Ir tai žinot, suprasti ir giliai tuo tikėti ir tame stovėti yra labai svarbus dalykas kiekvieno krikščionio gyvenime. Gerai, dabar yra laikas klausimams atsakymams. Prašau. Viskas buvo taip aišku. Girdėta jau daug kartų. Ar nėra kokių klausimų? Salė užsakyta apie Kolomycevą tą seminarą, taip, kainuos 50 eurų, taip pigiai ten nepateksite. Ir iš anksto reikia registruotis, nes 500 vietų salė gali būti perpildyta. Taip kad labai rekomenduoju planuoti ir aišku, kas galite dalyvauti. Aš gal tik vieną dieną dalyvausiu, nes sekmadienį tikriausiai grįšiu jau į mūsų bendruomenę, bet šeštadienį planuoju nuvažiuoti pažiūrėti, jeigu nesutrukdys kokios nors aplinkybės. Tai mes pakabinsim ir plakatą, bet internete jau reklamuojama, mačiau, Malonės bažnyčia. Tai taip, kad seminaras bus vertas dėmesio. Ir apie išgelbimą, kurį duoda Kristus, ten nemažai bus kalbama. Irgi jo aspektus įvairius. Viskas buvo taip aišku, nėra klausimų. Rasa, prašau. Klausimas, ar žmogus gali nesuprasti, kad daro nuodėmę. Taip. Mes, pavyzdžiui, kunigų knygoje skaitėm. Taip, yra tam tikra rūšis aukų, kada žmogus padaro nuodėmę, nesupranta, o po to supranta. Tokia nesąmoninga nuodėmė. Ir kaip skaitėm šitą Luko Evangelijoje, kur irgi Jėzus sako, tarnas, kuris žino šeimininko valią ir nedaro, bus smarkiai nupoktas. Tas, kuris nežino ir padaro baustinus dalykus, bus mažiau plakamas. Taip, tai gali būti ir tikinčiajam, ir netikinčiajam, kad žmogus nesusivokia, ką padarė, bet Dievas vis tiek anksčiau vėliau duoda suprasti, kad tai buvo klaida, kad tai buvo nuodėmė ir tada žmogus turi reaguoti. Bet gali taip atsitikti. Prašau. Čia apie tikinti kalbam, taip? Taip.
Jo, jeigu žmogus nežino, kas yra nuodėmė, jis negali atgalauti. Taip, kaip jis gali sužinoti? Gerai, geras klausimas. Kaip tu sužinojai, kas yra nuodėmė? Va. Atsakymas buvo iš Dievo žodžio sužinojo. Taip dažniausiai žmogus sužino, kad tai yra nuodėmė. Gali suprasti, tarkim, sąžinės lygmenį, kad čia yra geri arba blogi dalykai. Bet kad tai yra čia teisingas dalykas, čia blogas dalykas, galutinai pasako Dievo žodį. Ir dažniausiai Dievas, norėdamas žmogų išgelbėti, jeigu kalbam apie dar neatgimusių žmogų, įsitraukia prie savęs. Man tai buvo, pavyzdžiui, kaip pavyzdys koks. Jaučiu, kad mano gyvenime kažkas negerai, tik negalėjau suvokti, kas čia negerai, ko aš čia nesuprantu, ko čia man trūksta, kodėl gyvendamas normaliai, kaip ir kitas žmogus, ir šeimą turėdamas, ir dirbdamas darbą, kuris man patiko, kažko jaučiu, kad čia kažkoks paviršius, kažkas čia turi būti gilesnė prasmė mano gyvenimui. Čia Dievas jau dirba mano širdį, aš tik nesuvokiau. Tada kilo mintis, nieko nežinau apie Dievą, nes tėvai religingai nemokė. Tada pradėjau skaityti knygose, žurnaluose visą informaciją. Galų gale pateko toks ištraukos iš Šventojo rašto, toks leidinukas buvo katalikų išleistas, kur supažindinama su turiniu Seno ir Naujojo testamente. Ir va štai eilutė, kaip smogė man, Jėzus yra kelias ir gyvenimas. Niekas negali ateit pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aha, tik per Jėzų. Tada meditacijas, rytų religijos knygas į šalį, einu į katalikų bažnyčią, darau visas apeigas. Lyg tai geriau, bet dar kažko čia man trūksta. Kažkaip aš noriu artimesnio santykio su Dievu. Staiga baptistai sužinojo, ir einu pasižiūrėti pas baptistus. Ateinu Evangeliją, bet pas jau skaičiau Šventą raštą. Ir taip žingsnis po žingsnio Dievas veda tave prie to taško, kai tu išgirsti Evangeliją ir atsakai jau atgalaudamas ir tikėjimas. Taip kad šventoji dvasia dirba su žmogum. Ir Jėzus pats pasakė 1:6 skyriuje, jeigu tėvas jūsų prie manęs nepatrauks, jūs pas mane neteisite. Dievas dirba tiek mūsų vedant į išgelbėjimą, tiek jau mums esant išgelbėtėms. Pamokose apie šventąją dvasią yra 2 pamokos atskiros. Dievo darbas žmogų vedant į išgelbėjimą ir Dievo darbas tikinčio žmogaus gyvenime. Bet tai daro Dievas įvairiais būdais ir vis tiek atveda į sąlytį su Dievo žodžiu ir iš Dievo žodžio mes sužinom tada aiškiai. Nebent dar buvome pamokyti, būdami maži, iš savo artimųjų tai girdėjome arba dalyvavome kažkur tai. Bet iš Dievo žodžio. Todėl mes mokom, turim vaikų Biblijos mokyklėlę, todėl raginam tėvus mokyti vaikus nuo mažų dienų, kad jie Dievo žodį žinotų. Ir 2 Timotiejui 3:15 sako, kaip Timotiejus tapo tikinčiuoju. Sako, tu nuo vaikystės, o žodis brefos, kur išversta vaikystė, yra kūdikis moters įsčiose arba ką tik gimęs kūdikis. Sako, tu nuo šito laikotarpio žinai šventuosius raštus, kurie padarė tave išmintingu įgyti išgelbėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Taip kad be Dievo žodžio išgelbėjimo dažniausiai neįvyksta, nebent kažkokie kitokie antgamtiniai būdai būna. Bet Dievas naudoja savo žodį, kad pakviesti žmonės į santykį su savimi per Jėzų Kristų. Ir tam jie turi sužinoti, kad jie yra nusidėję ir kas yra nuodėmė, būtent per Dievo žodį. Mes, kas yra nuodėmė, ar tik įstatymo laužimas. Įstatymo laužimas arba anomija, toks žodis graikiškas, yra Dievo žodžio įstatymo ignoravimas. Tai tik tai vienas iš atspalvių nuodėmės. Yra pirma paskaita, jinai yra internete, mūsų svetainėje ir mūsų YouTube paskyroje, kas yra nuodėmė ir vadinasi. Ir mes ten ėmėm visą eilę ištraukų iš Švento rašto Seno ir Naujojo testamento, kaip Dievas įvardina, kas yra nuodėmė. Įstatymo laužimas arba atmetimas Dievo įstatymo yra tik viena iš nuodėmės formų. Taip kad visas spektras žodžių, kurie apibūdina. Bet esmėje tai yra maištas prieš Dievą, atsisakymas pripažinti Dievą Dievu, atsisakymas pripažinti Jo valdžią kaip mūsų kūrėjo ir šito pasaulio palaikytojo ir atmetimas to, ką Jis mums sako ir liepia daryti. Tai va, taip kad tai, ką darė šėtonas, atmetė Dievą, nepasitenkina savo padėtim, kuriam Dievas davė kaip kerubui, ypatingam angelui. Taip jis ragina daryti žmonės, maištauti prieš Dievą ir atmesti Jo valdžią, Jo asmenį ir Jo nustatytą tvarką.
Čia yra kitas klausimas. Kodėl atmetame dalį įstatymų? Taip, kodėl? Todėl, kad mes tikim, kad yra Kristaus įstatymas ir jis skiriasi nuo šiek tiek Mozės įstatymų. Mes tikime, kad mes dabartiniam laikotarpį esam po naująją sandorą, o ne po senąją sandorą. Kai kurie krikščionys susimaišo, norėdami padaryti miksą Seno ir Naujojo testamento. Štai todėl mes turim Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą. Ir mes esame po naująją sandorą, kuri, kaip sako Hebrajų laiškas, 14 kartų yra pranašesnė, tobulesnė, geresniais pagrindais grindžiama, aukštesnio lygio kunigystė pagrįsta ir pranašesnė už tą, kuri buvo Senajame testamente. Taip, Senas testamentas turėjo savo paskirtį, buvo istorinis laikotarpis, kur Dievas dirbo per Izraelio tautą. Ir Jeruzalė buvo šventikla, kur buvo vienintelė vieta tinkamai garbinti Dievą. Dabar yra kitas laikotarpis, kurio centre yra Dievo bažnyčia. Visuotinė Dievo bažnyčia iš visų atgimusių iš šventosios dvasios per tikėjimą Jėzumi Kristumi žmonių, kurį pasireiškia per atskiras vietinės bažnyčias, tokias kaip Geroji naujiena ar kažkokia kitokia bendruomenė. Ir dabar čia yra Dievo veiklos centras. Ir todėl tą įstatymą, kurį Dievas nori, kad mes laikytumės, apaštalas Paulius 1 laiške Korintiečiams 9 skyriui ir Galatams laiške 6 skyriui 2 eilutėje sako Kristaus įstatymas. Ir jis liepia savo apaštalams eiti ir padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės, mokant juos, krikštinti juos ir mokant juos laikytis visko, ką Jėzus įsakė. Ir todėl mokymas mūsų ir mokymas sinagogose skiriasi. Moraliniai taip, nesvetimauk, nevok, gerbk savo tėvo mokymą. Moraliniai įstatymai nepasikeitė. Bet tam tikri įsakymai, kurių yra ten 613 Senajame testamente, mums dėja tiesiogiai negalioja, o kai kurių jų jau nebeįmanoma vykdyti, nes nėra šventyklos, nėra kunigų, nėra tam tikrų dalykų. Ir todėl mes esam po naująją sandorą, kurią Kristus ant kryžiaus įsteigė ir atvėrė mums tiesioginį įėjimą prie Dievo sosto tiesiogiai, be jokių kunigų tarpininkavimo ir aukų aukojimo ir kitų dalykų. Taip, kad šita sandora pranašesnė, geresnė, o moraliniai pagrindai lieka tie patys, nes Dievo charakteris nepakito ir nesikeičia. Danielius, tai. Danielius, taip? Apie ką ten tas kalba? Nes jis kalbėjo, apaštalams atrodo, taip pamokymą. Iš pradžių kalbėjo miniai, taip, bet sako, minia susirinko, netrypė vienas kitus. Ir Jėzus pirmiausia kalbėjo savo mokiniams, taip, nors buvo dar visokių papildymų klausimų iš minios, bet iš tikrųjų jisai kalbėjo saviškiams. Ir prieš tą ištrauką, kurio šitų klausiai, Petras 41 eilutėje klausė, Luko 12:41. Viešpatie, ar šį palyginimą sakai tik mums ar visiems? Ir jis jam atsako palyginimu. Kas yra tas ištikimas ir sumanų sukvedys, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeiminai ir deramų laikų duoti jiems skirtą maisto davinį? Palaimintas tarnas, kuris sugrįžęs šeimininkas ras taip darant. Ir čia kalba apie Dievo žmonių ganimą, apie tarnystę, kurią vėliau turės apaštalai ir paskui kiti bažnyčios vadovai atlikti. Turės rūpintis kitais Dievo žmonėm ir būti tais ūkvedžiais Dievo namuose, kuriuos šeimininkas paskyrė atlikti tą tarnystę. Tai aš manau, jis čia kalba apaštalams ir juos mini kitiems vadovams, kad reikės ganyti Dievo žmonės ir kartais žmonės vadovai žinos, ką daryti, kartais gali būti, kad mes kažką padarysime ne taip, kaip Kristus liepia ir tai bus, sako, išieškota tam tikri dalykai. Tiems, kurie žino, ką reikia daryti ir nedaro, bus griežtai. Tiems, kurie suklydo dėl žinių stokos ir visi, kad, pavyzdžiui, aš tapau pastoriumi, būdamas 1,5 metų įtikėjęs, be jokio teologinio rimto išsilavinimo.
Nes buvo tokie laikai ir bažnyčios dygo kaip grybai ir mūsų bažnyčiai buvo virš 200 žmonių ir vienas pastorius, kuris buvo pusę metų anksčiau už mane įtikėjęs irgi be teologinio išsilavinimo niekaip negalėjo sutvarkyti. Taip kad pas mus atsirado visa eilė pastorių, bet teologinio išsilavinimo neturėjom. Mes skaitydavom, galvom, ką čia reiškia. Tik vėliau Dievas sudarė galimybės to teologinio išsilavinimo įgyti ir mes padarėm daug klaidų. Aš padariau labai daug klaidų. Ir dalis buvo iš nežinojimo ir dėl to, kad nebuvo galimybė tas žinias įgyti tam tikrų laikotarpių. Bet ir įgyję žinių aš vis dar padarau klaidų ir viliuosi, kad teks dar jų padaryti. Bet ketinu atgalauti ir pasitaisyti su Dievo žodžio ir Dievo dvasios pagalba. Bet taip gali būti, kad kartais iš krikščioniško ūmam galim nebrandžiai pasielgti ir kitokių dalykų padaryti, kur suklystime. Ir po kurio laiko šventoji dvasia parodys, kad čia visai kitaip reikėjo daryti. Čia va tas šventėjimo ir auklimo procesas, kurį Dievas daro su kiekvienu savo vaiku, savo būdais ir savo laiku. Bet nuodėmės, kurios Dievas atleisti negalėtų, nėra. Didžiausia problema su nenorinčia atgalauti širdimi. Sveikatą. Ar dar? Čia rimtas klausimas labai šitam skyriui. Tai koks klausimas? Jo, Hebrajams 6 skyrius, čia labai dažnai paklausime to klausimo. Tai dabar žiūrėkite kaip visą laiką. Visą laiką žiūrėkite į skyriaus kontekstą ir pačios knygos kontekstą. Apie ką yra knyga? Ką siekia autorius per šitą knygą? Hebrajų autorius per šitą laišką štai ko siekia. Buvo laikai, pirmieji krikščionys visi buvo žydai, pati pirma banga, įtikėjusi Jėzų Kristų, kurie sekminių dieną ten patyrė tą šventosios dvasios įliejimą. Paskui per juos įtikėjo ir aplinkinių tautų žmonės ir visa kita. Bet žydai, čia parašyta, manoma, 63-65 metai, reiškia šventykla dar yra. Garbinimas vyksta pagal visą Senojo testamento tvarką. Žydų kilmės krikščionys yra persekiojami dėl to, kad jie paliko protėvių tikėjimą ir dabar tapo Mesijo Kristaus sekėjais. Žydai su jais nutraukdavo prekybinius santykius, išvarydavo iš savo šeimų. Vienu žodžiu, jie buvo persekiojami, dar plus romėnų persekiojimas prisidėjo. Ir kai kurie žydų kilmės krikščionys svyravo. Gal čia mums reikėtų grįžti į tą seną gyvenimo būdą, gal grįžti į sinagogas, visą kitą. Jie buvo ant ribos įsižadėti Jėzaus kaip savo gelbėtojo, kaip Mesijo, kad sumažinti tą stresą, kurį jie patiria dėl nepalankių aplinkybių, kuriuose jiems teko gyventi. Ir Hebrajų laiškos autorius sako, šiukštu to nedarykite, padarysite didžiausią klaidą savo gyvenime. Ir daug argumentų iš Senojo testamento, iš žydų praeities ir visa kita. Ir kartais labai sunku čia yra išgirsti vienų teologų, kurie sako, kad čia taip aprašo labai panašiai, kaip atgimęs žmogus įsižada Kristaus ir praranda išgelbėjimą. Ir istorijos eigoje kai kurie tai padaro. Ir šiais laikais kai kurie tai padaro. Aš buvusių mūsų narių bažnyčiai buvo, kurie įsižadėjo Kristaus, sakė, nebetikiu Kristumi, nebetikiu Bibliją ir visą kitą. Mane pirmą kartą, kai teko susidurti, tai labai šokiravo, kaip tai gali atsitikti. Buvo eilę metų nariai, aktyvus narys bažnyčiai, tarnavo, namuose grupelė rinkdavosi tikinčiųjų, dalyvavo ten įvairiose veiklos aktyviai. Jis taigai sako, nebetikiu Kristumi. Tai kada žmogus įsižada Kristaus ir sako, kad jis nebetiki Kristumi, tai aš pasakysiu savo dabartinį supratimą, nes ne visą laiką taip supratau. Iš to, kas parašyta Hebrajams laiške ir ypatingai 10 skyriui irgi panašiai ištrauka yra, pabaigoje tos ištraukos autorius, mes nežinom tiksliai, kas jis yra,
to rasiu tą eilutes. Jis sako, baisu pakliūti gyvo Dievo rankas, jeigu pakliūsi Dievo teismą. 32 eilutė 10 skyrius. Prisiminkite ankstesnės dienas. Jis kalba jiems kaip tikintiesiems, taip, kurie tikrai tiki. Kada jūs apšviesti ištverėte didelę kentėjimų kovą, tiek patys įstatyti viešam reginiui su paniekinimais ir smurtu, taip, persekiotojai buvo. Tiek būdami dalininkai tų, su kuriais tai buvo elgiamasi. Jūs užjautėte mane kalinį, tas brolis, kuris parašė šitą laišką, kalinys buvo, kalėjime buvo. Ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė yra ateis tas, kuris turi ateiti ir neužtruks. Čia viešpats Jėzus Kristus ateis antrą kartą. Bet Teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Tačiau mes nesame, sako mes, ne jūs, mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtume sielą. Tai va, taip kad mano dabartinį supratimu, aš tikiu, kad tikras atgimęs iš Dievo žmogus, atgimęs, kuriame gyvena šventai dvasia, negali įsižadėti Kristus. Gali būti spaudžiamas, gali būti net atimta jo gyvybė, gali, kaip skaitėm, įvairių dalykų padaryta. Taip, kai kurie įsižada Kristus, palieka Kristų ir nežinai, kaip ten yra su jais iš tikrųjų. Ar jie tik tai protiškai buvo patikėję ir pritarė vidumi tiems Dievo įsakymams, bet nebuvo gimę iš aukšto. Gali būti, aš taip tik tai svarstymo mintimis galvoju, gali būti, kad galbūt ir atgimęs žmogaus įsižada Kristaus, bet aš neįsivaizduoju. Ir tokia knygutė nedėlė čia buvo anksčiau išleista, vadinasi, Vieno guru mirtis. Ten toks pavyzdys pačioj pabaigoje. Tai žmogus iš hinduizmo atsivirtė ir tapo krikščioniu. Ir net apologetas buvo skaitę paskaitas universitetuose ir jam paklausė, kaip tu vertintum žmogų, kuris dabar iš krikščionybės, kaip tu pažinęs Kristų grįžtų atgal į hinduizmą ar į kitokią kitą religiją. Tai tas žmogus atsako, sako, aš manau, jeigu žmogus tai padarytų, jis iš tikrųjų Kristaus nepažino. Gal buvo susižavėjęs, daug kurį eilę metų ėjo ant tokios bangos, kad čia viskas įdomu buvo, bet išbandymai patikrina tavo atsidavimą Kristui. Ar tu tikrai jį priėmė į savo gelbėtų ir viešpačių? Ar tikrai eisi iki galo taip, kaip jis ėjo už tave iki galo? Ar tu, jeigu nebus patogu ir ne viskas bus, kaip tu įsivaizduoji, man tokio Kristaus nereikia? Man tie žodžiai labai strigo. Sako, jeigu žmogus nepažįsta Kristaus ir nesuvokia, kas Kristus yra ir ką Dievo jo padarė, tada gali supasuoti. Ir kadangi tokių, kurie sakė, aš dabar Kristumi nebetikiu ir negražius dalykus kalbėjo iš buvusių mūsų bendruomenės narių. Buvo ne vienas, tai manau, kad kurį laiką tie žmonės pabuvo tarp mūsų, bet kaip pirmam Jono laiške 2 skyriuje Jonas sako, jie išėjo iš mūsų, kad parodytų, kad jie iš tikrųjų nebuvo mūsiškiai. Nes jeigu būtų mūsiškiai, būtų likęs su mumis. Tai aš nekalbu apie visus, kurie išėjo, bet apie tos, kurie nuo Kristaus išėjo ir nebenori jo tikėti ir jo sekti. Paskutinis klausimas. Tai ten labai aiškiai pasakyta, kas jiems bus. Jiems bus dar blogiau, negu buvo prieš tai. Tai va, taip kad esmė kokia, ne visą laiką mes galime įvertinti vieno ar kito žmogaus, ar tikrai žmogus yra išgelbėtas ar ne. Kartais sunku tai padaryti, žmogus gali žinoti ir protų net atsakyti į gerus klausimus iš švento rašto. Fariziejai galėjo pacituoti visą šventą raštą tau, be užsikirtimo. Bet tai nebūtinai reiškia, kad jis yra tikras tikintysis. Taip, kad kartais būna sunku nuspręsti, kaip yra iš tikrųjų. Bet ką sako Jonas pirmam savo laiške? Sako, Dievo vaikus ir velnio vaikus labai lengva atskirti iš elgesio.
Ir vienas nuostabus dalykas, kadangi mes čia turime visą eilę laidotų, turim nesiniai, kada tenka laidoti žmogų, Marytė buvo mūsų visojo, dabar danguje. Įtikėjo į 30 metų. Eina kumpo, sveikatos problemos, šeimos problemos, jinai čia su mumis. Edvardą, kurį irgi palaidom. Įtikėjo, paskui žmona čia atėjęs niekur nebuvo pasiklydęs visą laiką čia, visą laiką su Dievu. Ir matai, žmogus ištikimai gyvena su Dievu. Stengiasi klysta, kumpa, nusideda, atgalauja. Su visais taip atsitinka. Bet jis gyvena su Dievu ir gali sakyti, čia mes turim brolį, laidu jį jau po 30 metų. Laidam brolį arba seserį Kristuje. Ir jūs sekite jo tikėjimu, pamėgdžiakite, eikite, jis dangui laukia jūsų. Yra galimybė artimiesiams pasakyti, Gysės Okazytė iškeliavo. Jis laukia dangui, visų norinčių tenais patekti. Ir jį savo gyvenimu liudijo ir kitiems išpažino Kristų. Tai taip geriausias ir saugiausias dalykas gyventi pagal Dievo žodžio nurodymus, ištvermingai eiti paskui Kristų iki galo. Ir dar vienas pažadas, taip, kad Kristus saviškius laiko savo rankoje. Ir jis juos išlaikys iki galo. Judo laiško pabaigoje, kur sako, tas, kuris užbaigsim gerai šitą eilutę. Judo laiškas prieš išpreiškimo knygą. Pačia pabaiga, gerai, nuo 20 eilutės, Judo laiškas. Bet jūs, mylimieji, statydami save ant savo švenčiausio tikėjimo, melsdamiesi šventoje dvasioje, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinam gyvenimui. Vieniems, kurie bijoja, būkite gailestingi. Kitus bijodami gelbėkite, traukdami iš ugnies, bodėdamėsi net tarsi kūnų suteršto drabužio. Ir dabar žiūrėkite dėmiai. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupolusius ir savo šlovės akivaizdant pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, vieninteliam išmintingam Dievui, mūsų gelbėtojui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tai būna šlovė, didybė, galybė ir valdžia dabar ir per amžius. Amen. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupolusius ir savo šlovės akivaizdant pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, jam tai būna šlovė. Ir nežiūrint, kad yra vietų, kurios galim skelti abejonės, yra vietos, kurios aiškiai sako, kas ką laiko savo rankoje. Jono 10 skyrius, 28 eilutė. Mano avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš jums duodu amžiną gyvenimą. Ir niekas, dvigubas neiginys graikų kalboje, niekas negali jų išplėšti iš mano rankos. Tėvas, kuris manęs davė, laiko taip pat. Sako, mes kartu juos laikome kaip vieną. Ir dar viduje mes turime šventąją dvasią, kurią esame užanspauduoti atpirkimo dienai. Kaip garantija ir užstata, kad viską, ką Dievas mums pažadėjo, jis ir išpildės. Tai taip mes silpni, mes galim subijoti, mes galim suklupti. Jis nesubijos. Jisai nepersigalvos. Ir jeigu jis davė tau šventąją dvasią ir Jono Evangelija sako, šventoji dvasia bus mumyse per amžius, tai jis neatsitrauks. O kaip gali būti su vienu ar kitu žmogum, Dievo ar ieškančiu Dievo žmogum, čia jau atskiras klausimas. Bet aš tikiu tuo, kad Kristus, kuris yra mūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas, pradėjęs mumyse gerą darbą, jį ir užbaigs iki jo numatytos dienos savo šloviai ir mūsų dideliam džiaugsmui ir amžinam palaiminimui. Amen.